Mielos mamos, laiku vykite savo sūnus iš namų. Mano konsultacijų metu labai dažna istorija, kuomet kreipiasi 40-metis vyras su gana žema savivertė, nesukūrė šeimos ir gyvena su mama, arba nebūtinai su mama, bet, žodžiu, jos labai priklausomos kaip ant virkštelės. Šita situacija aprašyta yra Biblijoje, kad ir vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos. Na, moterį yra visiškai kitaip, bet vyras būtent taip turi daryti. Tai šita situacija, jeigu iš mamos pusės, tai reikia laiku nepraleisti momento, kai jaunas vyras subręsta ir gali kurti šeimą, reikia jį varyti iš namų. Taip daro liūtės, tarp kitko, savo liūtukus išvaro, jeigu jie bando, reiškia, likti prie mamos. Ir tai yra teisingas ir natūralus dalykas gamtoj, nes mama turi gyventi savo gyvenimą, suaugęs vyras turi gyventi savo gyvenimą ir kurti savo šeimą. Tai šitas klausimas yra šiaip gana paprastai sprendžiamas, jį reikia spręsti gana taip ryžtingai ir aiškiai. Iš kitos pusės, aišku, reikia padėti jam surasti antrą pusę, padrasinti ir paskatinti visose tose srityse, kur jisai turi augti ir tobulėti. Bet jokių būdų jo neriš prie savęs ir nelaikyti ir negundyti, kad jisai, reiškia, liktų gyventi su mama arba su tėvais, nes tai iš tikrųjų jam išeis į blogą ir po to tai bus konfliktai, skausmas, neapykanta ir panašiai. Na ir vyrui, kuris yra jau tokiam amžiui, taip pat yra taisyklė, kad jisai, reiškia, visų pirma, kai atėjo jam laikas kurti šeimą, jis turi pirmų prioritetų statyti šeimos kūrimą, paiešką antros pusės, ne darbą, ne karjerą ir ne visus kitus klausimus. Ir jisai suras, tai jam yra sąlyginai lengva surasti. Ir tuo pačiu metu eigoje jam reiktų atsiskirti nuo tėvų, įsikurti savo būstą, turėti savo darbą ir panašiai. Bet pirmas prioritetas jam yra šeimos kūrimas.